tai noriu parašyti, nes norėti yra viena, o padaryti yra kita ir gali būti, kad man daugiau niekada nepavyks, bet su pirma knyga pavyko ir vat aš galvoju, kad geriausias įrodymas yra to, kad ją perskaitė merginos, kurios, jis netinka tokia didelė istorinė knyga, berniukiška apie karą, apie, nežinau, armijas, divizijas, kulkosvaidžius, ten, kalibrus ginklų, ten tankų šarvų istorijų ir visą kitą. Jinai yra ne mergaitiška, ne iš karto automatiškai yra ne mergaitiška, bet yra tenais, aš visą laiką, jeigu yra galimybė, aš visą laiką stengiuosi įpinti į tą tokią rimtą istoriją dalykų, kurie akademiniam veikale nebūtinai turėtų būti, bet jie tiesiog nuspalvina ir žmogui, kuris yra gal pirmą kartą skaitantis apie tai, suteikia galimybę kažkaip užsikabinti ir labiau prisiminti. Aš vakar pasakiau, pavyzdys buvo Ribbentropo-Molotovo pakto pasirašymo aplinkėjų skaitėt jo tą knygą, kas nors ar ne. Tai, pavyzdžiui, ten Ribbentropo-Molotovo paktas pats savaime, reiškia, visa ta ceremonija, kuri vyko jo metu, jinai yra įdomi. Mes iš vadovėlių žinom, kad atvažiavo, reiškia, Ribbentropas į Maskvą, jį pasitiko, jie Kremliui, reiškia, pasirašė tą sutartį, išgėrė šampanų, nusifotografavo ir pasidalino ir mumis ir viską susitvarkė. Viskas taip, viskas tarsi ir taip, bet šalia to galima ten pridėti, kad, reiškia, jie tą vakarą sėdėjo taip, kaip visą tą sąrašą buvo sudaręs iš anksto Stalinas pats. Jie sėdėjo prabangiausiai Kremliaus menį. Jie valgė ten 14 patiekalų, kurie buvo patiekiami iš Jekaterinos antrosios, reiškia, ir porceliano, ir sidabrų ten ginčias, ir sidabrinius, ir auksinius šaukštelius atnešti, reiškia, kada ten ikrai, kada, reiškia, gruziniškas šampanas, ten koko. Jie kalbėjo tostus, jie juokavo tarpusavyje, visokiausių tokių dalykų. Tu, tarsi, norėdamas, kaip čia, pasakyti tik tai, kas buvo Ribbentropo-Molotovo paktas, tu turėtum tą praleisti ir, nekreipti ypatingai dėmesį, bet tai tik ir yra įdomu. Dėl to, kad žmogus prisiminęs Girto, reiškia, nacio kažkokį tostą tenais, kuris ten jie kalbėjo, jis prisiminęs ir daugiau, kas buvo ta. Ir pat tos detalės, kai jos apsipina ir kai tu pabandai papasakoti apie žmogų, kuris yra tau istorinė asmenybė, kaip apie, nežinau, kaip tiesiog žmogų, kuris kažkaip elgėsi vienoje ar kitoje situacijoje, tada tas ir Hitleris atrodo truputėlį kitaip, negu kad tu įsivaizdavai. Nes viskas pas mus, sakau, būna ir tebėra labai dažnai supaprastinta, arba juoda, arba balta.